Stotis Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šį pavasarį prasideda vienas intensyviausių karinių pratybų periodų, jame dalyvaus per 20 000 Lietuvos ir sąjungininkų karių, 1000 karinės technikos vienetų. Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sako, kad dalis Lietuvoje vyksiančių mokymų bus Steadfast Defender 24 dalys. Jo teigimu, tai yra didžiausios pratybos nuo šaltojo karo laikų. Pagristos visos tos pratybos reališkumu, tai nebus šiaip tai pasitreniravimas dėl pasitreniravimo, o tai bus operaciniai planai testuojami. Sąjungininkų atėjimas čia pagristas regioniniu taip pat principu ir, aišku, tiesioginiu dalyvavimu atgrasime ir gynyboje Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotojų pajėgų čia Lietuvoje. Tai mes matysime karių labai daug, matysime labai daug technikos, jeigu žiūrint vien vokiečių vienetų atvykimą, tai bus virš 200 technikos, įskaitant tankų, kovos mašinų, bumų, bokser ir taip toliau ir taip toliau. Sako Lietuvos kariuomenės vadas. Pavasario mokymų ciklą Lietuvoje pradės bendros Lietuvos ir Lenkijos lauko taktikos pratybos. Jos prasidės sekmadienį ir tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Pratybų metu 1500 Lietuvos didžiojo etmono Jono Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija ir Lenkijos karių vadinamajame Suvalkų koridoriuje išbandys gynybos scenarius pagal dvišalį Lietuvos ir Lenkijos Oršos planą. Lietuvoje dislokuotus pirmosios Vokietijos brigados karius gegužę aplankys šios šalies kancleris Olafas Šolcas. Apie tai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į šalį atvyko praėjusią savaitę. Kiek daugiau nei 20 karių bazuosis Vilniuje ir bus atsakingi už brigados perkelimą į Lietuvą planavimą bei kariniai infrastruktūrai keliamų reikalavimų derinimą. Seimas iniciatoriams grąžino tobulinti įstatymo projektą, kuriuo siūlyta uždrausti laikyti šunis nuolat pririštus. Už tai balsavo 73 Seimo nariai. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisa numatė, kad šunis pririštus laikyti būtų galima vedant juos pasivaikščioti įrangos ar patalpų valymo metu ir kitais atvejais, bet ne ilgiau nei 2 valandas. Kai kurie parlamentarai teigia, kad taip miestas dar kartą bando surašyti taisyklės kaimui. 9 iš 23 ES valstybių narių, kurių tvarkas analizavo Seimo kanceliarija, šiuo metu yra įtvirtintas draudimas laikyti šunis pririštus. Danijos sostinės Kopenhagos centre sudegė istorinis senasis Danijos vertybinių popierių biržos pastatas ir vienas iš miesto simbolių biržos bokštas. Gaisro Kopenhagoje priežastis kol kas nežinomas, tačiau gelbėjimo tarnybos teigia, jog jų darbą apsunkino pastoliai. Pastatas buvo rekonstruojamas. Gaisro metu sudegė daug vertingų meno kūrinių. Šis gaisras lyginamas su prieš keliarius metus Paryžiaus Dievo motinos katedrą nusiaubusiu gaisru. Mokslininkai teigia, kad pasaulio klimatui ir atšilimui turėjęs El Niño reiškinys Ramiajame vandenyne baigėsi. Australijos meteorologijos biuras praneša, kad per pastarąją savaitę ramusis vandenynas gerokai atvėso. Dėl šio natūralaus reiškinio, kuris prasidėjo praėjusių metų birželį, į Ramiojo vandenyno paviršių veržėsi šiltesni vandenys ir į atmosferą pateko daugiau šilumos. Tačiau mokslininkai teigia, kad kol kas neaišku, kas bus toliau, nes būtent dabar paaiškės, ar pastaruoju metu fiksuojamas didelis atšilimas yra susijęs su El Niño ar ne. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, vietomis šalnos iki 3 šalčio, o dieną nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dabar 19 valandų 3 minutės. Radio stotis Lietus.